Sakykit, po ilgų svarstymų buvo vis tik nuspręsta, kad Šiauliuose ir Lietuvos futbolo federacijos taurės ketvirtfinalio rungtynės neįvyks. Taip, aš jau važiuodamas iš Šiaulių žinau, kad aikštė yra prastoka, bet man prieš savaitę teko matyti šitą aikštę per moterų turnyro varžybas ir jinai buvo be sniego, bet buvo ir jau tokios pakenčiamos kokybės, bet dar ten buvo galima žaisti futbolą. Dabar lyg tai sniegas čia ir savotiškas atrodė įsigelbėjimas, dėl to taip nesinorėjo iš karto vienareikšmiškai pareiškė, kad čia negalima žaisti, nors Atlanto lyg tai komanda iš karto sakė, kad čia negalima žaisti, bet mes gyvenam ne Ispanijoje ir mes negalim tikėtis, kad lapkričio mėnesį pas mus švies saulė ir bus sausios aikštės, taip kad šitą reikia dalyką įvertinti. Ir buvo ilgai svarstama ir leidom komandom net padaryti apšilimą. Apšilimo metu matėsi, kad čia bus žaidžiama kažkas susviedinti, bet tai jokių būdų nebus kaip futbolas. Koks tolimesnis šitų rungtynių likimas? Aš nežinau, kad mums pasakys, mes vėl atvyksim teisėjautą, atvyksim inspektuoti, bet mes nesprendžiam tokį dalykus. Šios dalykus turi spręsti federacija. Ką pasakė Brakė? Nu, panašiai ir sakė. Aikštės dar biškai, nežais, kur dabar žais? Minkšta. Nu išėjo vis tiek, jie kur būtų dingai, jie būtų žaidę. Išėjo apšilinėti viskas. Kaip ten jums aikštė jau ruošia, ne? Dabar pro šitą dar pravažiuos porą kartų.